pradžioje. Gerai, tai ačiū Jums, kad sutikote pasidalinti savo įspūdžiais po šito seminaro. Tai prašau Jūsų pristatyti Jūsų vardas, iš kur atvykote, kokiu tikslu, kas patiko labiausiai, ką galite rekomenduoti žmonėms ir ar pritaikysite tą informaciją savo gyvenime. Sveiki, aš esu Justas ir kaip puikiai žinote, gyvenime reikia priimti sprendimus pačiam, kažką daryti. Jeigu to nežinai, reikia eiti pas žmonės, kurie išmano. Aš kai gavau šitą kvietimą, žinau, kad aš ten nueisiu, bet aš nesitikėjau, kad gausiu puokštę dovanų. Aš laimėjau visą savaitgalį finansų, nežinau kaip ten vadinasi, finansų savaitgalį ir dar investuok prenumeratų. Hebra, eikite kitus kartus, laimėsite ir jūs, bet aš kolegai sėdėjau šalia, sakiau laimėsiu. Ėjau aš rašyti savo vardą pavardę ir sakiau aš laimėsiu. Taip ir jūs gyvenime. Jeigu kažką galvojate, ne, rytoj poryt, šiandien darot viskas jūsų rankose, viskas. Ir kas man labiausiai patiko iš viso savaitgalio, tai Tomas Bogdanavičius. Užduoda sudėtingiausius teorinius klausimus. Žmogus paprastai, kur apsipirkti, Aruodas LT, kaip lygint kainas su kitais. Taip ir mes, kartais mes per daug galvojame, ką daryti. Tai iš tikrųjų aš gavau daug labai praktinių patarimų ir siūlyčiau kiekvienam, kuris domisi būsto paskolą. Aš dėl to atėjau ir man visada apdovanojo. Aš noriu dublinėmis kainomis tikrai nepermokėti bankui, nes mes kartais taupom kiekvieną pirkinį pirkdami, bet čia sumos yra didelės. Ir mes įsipareigojom 20-30 metų. Yra specialistai kaip Marius Jansonas, kurie tikrai patars, surikiuos, kaip viskas turėtų būti. Taigi, jeigu kažkam to reikia, nepagailėkit savo pinigų ir laiko, nes tai yra investicija į jūsų finansų ir šeimos gerovę. Ačiū labai iš tikrųjų, tikrai norisi ploti, matau emocijos puikios, tai iš tikrųjų ačiū, kad dalyvauja, dalinatės. Linkėjimai. Ir iki pasimatymo. Mamai, tėvui ir žymai.